Sekantis prelegentas yra atvykęs iš Kanados. Baigęs mokslus Toronto universitete, jisai dirba toksikologijos srityje. Per pastaruosius 9 metus jisai dirba konsultacinėje firmoje, kuri nagrinėja pasaulinių kompanijų kliūtis susijusias su toksologija ir reguliavimu. Jo darbas yra atlikti rizikos vertinimus įvairiom pramonių šakom, įskaitant maisto, chemijos, biotechnologijos, vartotinių prekių ir kosmetikos produktų. Skautas Vytis, ilgametis Kanados lietuvių jaunimo sąjungos narys ir buvęs pirmininkas, 12 jaunimo kongreso ruošos komiteto narys, Atžalynų šokių grupės pirmininkas. Jis yra taip pat Toastmasters International klubo narys savo mieste Kanadoje ir kai neturi rašyti ilgų ataskaitų darbe, jis mėgsta stumti savo fizinės ribas atletikoje ir daržininkauti su savo žmona. Kviečiu Tomą Jonaitį. Techninė kliūtis, atsiprašom. Dar ne kliūtis, supratau. Jeigu kas nematė, yra silkių gale. Jeigu išalkiam. Tomas Jonaitis. Ačiū Sisi, labas rytas visiems. Visuose gyvenimo srityse randasi rizika. Ir kaip mes galime juos gintis? Kaip buvo minėta, aš dirbau konsultacijos kompanijoje, kurioje mes nagrinėjom saugumo ir reguliavimo tyrinėjimus. Specialiai naujos materijos, agrikultūriniai chemikalai ir maisto priedai. Ir kartais, kada aš taip aiškinu, gali kilti neigiamos reakcijos. Pavyzdžiui, vieną vakarą aš susitikau su pažįstama ir išgirdusi, kokie mūsų klientai bendrai, rūkydamas cigaretę, man sakė, oho, tai tu dirbi tom kompanijom, kur nuodija mūsų maistą. Iš to įdomaus momento aš pradėjau suprasti, kad čia yra tik vienas pavyzdys nesuvedimo taškų tarp mūsų maisto, mūsų sveikatą ir riziką. Dėl savo darbo, ir kad man pačiam įdomu, aš atidžiai seku naujienas apie maisto pramonę. Ir ilgai nežiūrėjęs internete, ar net kalbant su pažįstamais, yra aišku, kad dalyje visuomenėje yra neigiama nuomonė apie mūsų maisto saugumą. Ir čia yra svarbi problema, nes mano manymu, rizikos nesupratimas gali nukreipti žmonių dėmesį nuo rimtesnės rizikos sveikatai. Tai taip vadinam riziką. Tai yra tikimybė, kad atsiras neaiškus, neigiamas įvykis. Bet bendrai nėra pilnai užtikrinta. Pavyzdžiui, neapsisaugojęs nuo saulės spindulių, kyla tikimybė, tai rizika, kad žmogus gaus odos vėžį, bet nėra būtinas rezultatas. Tai rizika susidaro iš dviejų elementų – pavojus ir įtaka, įtaka ar poveikis, exposure. Tai pirmą pažiūrėkim į pavojų. Pagrindinis toksikologijos principas, kurį nustatė šveicarų vokietys Paracelsus, yra, čia gal nelabai naudinga, bet kokia materija gali būti pavojinga, bet viskas priklauso nuo dozės.
Kaip nustatom pavojų kokios nors materijos? Pažiūrėkite į šį sudedamųjų dalių sąrašą. Octadecanoic acid, icosapentaenoic acid, čia skamba kaip koks naudingas dalykas gal. Bet ne, tik paprastas krepšinis. Tas kodėl svarbu atsiminti, kad kiekviena materija pasaulyje yra cheminių elementų derinys. Ir kad jie kartais turi ilgus pavadinimus, tai nieko bendro su pavojum. Rizikos tyrime, tai jeigu jūs matote šitokį pavaizdavimą, kad koks produktas yra 100% be chemikalų, tai tikrai yra tuštuma, nulis. Viskas turi chemikalų. Tai pirmiausiai, mes turim žiūrėti, tai rizikos tyrime mes pirmą žiūrim ir ieškom moksliniai literatūrai, informacijos apie tą materiją ir jos artimus variantus. Kas jau spausdinta, kas jau žinoma. Tai žiūrim į molekulinę struktūrą. Mėginti suprasti ir išnagrinėti reaktyvumą ir palyginti su žinoma materija. Ir čia tipiškai dirba su kompiuteriais dirbam. Pirminiai laboratoriniai tyrimai vyksta ląstelių lygių. Tikrinama metabolizmas, reaktyvumas, mutageniškumas. Bet reikia atsiminti, kad čia tik pradžia, kuri nurodo, kaip toliau reikės nagrinėti tą materiją. Tada vyks įvairūs tyrimai gyvuliuose. Globaliai dabar mokslinė bendruomenė ir valdžios ieško, kaip gali sumažinti gyvulių vartojimą tyrimuose. Jie yra brangus, labai daug laiko užimantys ir nėra absoliučiai preciziški. Dabar vyksta didžiulis judėjimas iššifruoti molekulinius pavojaus mechanizmus su kompiuteriais ir kitais būdais. Tai labai įdomi, bet nepaprastai sudėtinga užduotis. Tačiau, iki kol šita procedūra bus pakankamai užtikrinta, gyvuliai toliau sudarys pagrindą pavojaus tyrimams. Daugiausiai tyrimuose vartoja graužikus, nes jų genetika ir mūsų turi daugiau negu 90% panašumų. Šie tyrimai tipiškai reikalauja didelių dozių tyriamos materijos ir gali užtrukti iki 2 metų, nes 2 metų laikotarpis graužikuose maždaug atitinka žmogaus gyvenimo trukmę. Tai tyrimuose apžiūrime, ar ir kuriuose dozėse atsiranda koks neigiamas įvykis ar vėžis. Tada vyksta tyrimai žmonėse. Šie tyrimai yra tipiškai trumpesni, bet vis tiek sudėtingi, nes dirbam su žmonėmis. Ir yra renkama tiek daug matuojamų duomenų. Visi šie tyrimai pirmą turi būti priimti etikos komitetuose. Tai visa šią informaciją, kas buvo surasta mokslinėje literatūroje, informacija iš molekulinės struktūros ir tyrimai ląstelėse, gyvuliuose, žmonėse yra sukaupiama ir išryškinama saugi dozės riba. Tada išaiškinę pavojų, turim dabar žiūrėti kitą pusę lyties, tai poveikį. Poveikį galim matuoti laboratorijoje, kur koncentracijos yra nustatytos, tai arba vandenyje, maiste, kokiam nors produkte, arba naudojant klausimynus apie mitybą. Šituo būdu tūkstantiems žmonėms yra išduodami klausimynai, kuriuose žmonės surašo ištiesos savaitės mitybą. Ir šitas vyksta maždaug kas 5 metus. Tada mes galim nustatyti aplamai, kiekį tyriamos materijos žmogus priims laikydamas normalios dietos, jeigu būtų vidutiniška ar ekstremali. Tai paskutinis žingsnis yra rizikos tyrimas. Tai turim palyginti apskaičiuotą poveikį su tos saugios dozės riba dėl tos materijos.
Tai kaip matome, kada žiūrim į saugumą kokios nors materijos, turim suprasti ne tik pavojų, bet gal net svarbiau įtaką. Pavyzdžiui, naudojant Google ir ieškant pesticidus ir maistas, labai greit galite surasti tokį pavaizdavimą. Bet dabar jūs galite suprasti, kad čia tik yra raudona vėliava. Klausimai dabar kyla, kokie pesticidai, kiek jų yra ir kiek žmogus suvalgys. Bet tų atsakymų šitas pavaizdavimas yra beprasmis, nebent žiniasklaidos pardavimui. Ir toliau turim suprasti, kad ne tik normalūs ir organic vaisiai ir daržovės turi pridėtų pesticidų, taip jie abu turi, nors jie skirtingi, bet augalai patys turi savyje natūralių pesticidų. Šie pesticidai saugo augalus, tai jie randasi visur, jų yra daug, ir pusė, kurių buvo tyrinėjami gyvuliuose, yra vėžį sukeliantys. Tai ar čia rūpestis? Atrodo, kad ne, nes kaip viskas gyvenime, balansas yra svarbu. Daržovės ir vaisiai turi įvairių priešvėžinių ir sveikatingų materijų. Ir jie užtikrintai žemina vėžio riziką žmonėse. Tai kur tikrai rimta rizika dabar yra? Beveik pusė suaugusių Amerikoje, trečdalis kanadiečių, gyvena su bent viena chroniška liga. Ir tos ligos sudaro 7 iš 10 svarbiausių mirties priežasčių. Būtinai ligos yra sudėtingos ir kartais kyla dėl nežinomų priežasčių ir mechanizmų. Bet yra gyvensenos nutarimai, kur užtikrintai žemina tas rizikas. Jie stiprina sveikatą, apsaugo nuo ligų ir gali pratęsti gyvenimą. Ir jie nėra sudėtingi, tik reikia jų nuosekliai laikytis. Nespėti, čia no-brainer. Balansuota mityba. Bendrai turime valgyti daugiau daržovių ir vaisių, mažiau mėsos ir dar mažiau perdirbinėtų, bet tipiškai labai skanių, užkandžių ir gaminių. Tai čia nieko bendro su priedais. Net kompanijos galite girdėti, kad sako, o mūsų maistai yra dalis balansuotos mitybos. Jie tik nedasako, kad ta dalis turi būti labai maža. Bet kokio amžiaus žmonėms mankšta negali būti retkartinis užsiėmimas, bet yra užtikrintas nutarimas, yra užtikrintas apsisaugojimas nuo ankstyvo senėjimo. Mes turim galvoti, ar mes mažiau judam, nes mes apsenstam, ar apsenstam greičiau, nes mažiau judam. Net dabar pradedam suprasti, kaip ilgas nejudrumas, kaip ilgas sėdėjimas, bet ilgesnis negu šioj paskaitoj, gali kenkti sveikatai. Bet galbūt mažais įvairiais pakeitimais mes galim išlaikyti kūno judrumą ir atsparumą. Galbūt. Taip pat apsisaugojimas nuo saulės, alkoholinių gėrimų ribojimas, ir apsisaugojimas nuo bakterijų ir virusų. Tai tinkamas maisto tvarkymas ir rankų higiena. Labai svarbus nutarimai čia. Žmonijos sveikata yra sudėtinga sritis, reikalaujanti kompleksinio supratimo ir ne pasidavimo vienašališkai informacijai. Ir primenu, kad perteklius, viskas turi rizikos, perteklius ir pesticidų, ir vitaminų gali būti pavojinga. Bet rimtos rizikos mažinimas yra jūsų rankose. Bet reikia atsiminti, kad sveikata yra nuoseklus gyvenimo nutarimas. Aš siūlau jums šiandien, mėginkit sugalvoti bent vieną būdą pakeisti gyvenimą geros sveikatos linkme. Vaikščiokite, kur galite, bet ką darykit vietoj gulėt prieš televizijų ilgam laikui. Ir
priprasti gerti daugiau vandens vietoj kitų gėrimų. Sveikata yra mūsų brangiausias turtas. Ir norint ją išsaugoti, mes turim apsišviesti, atsirinkti ir įprasti. Ačiū.